man labai smagu matyti ir veidų, kurie jau matau ne pirmajame festivalė. Pakelkite rankas, kas ne pirmajame festivalė. Taip, ne visi, bet daug. Gerai. O kas buvo daugiau negu dviejose? Yra rankų. O kas pirmą kartą? Aha. Ir aš netgi žinau, kodėl galbūt jūs atėjote tą pirmą kartą, nes šiandien čia tikrai bus smagu. Tie, kurie jau buvę ne vieną kartą žino, kad Tamburinas yra šokio ir muzikos festivalis, kuris siekia atskleisti romų šokio, dainos bei, žinoma, pačios muzikos grožį. O renginys pats yra skirtas tarpkultūriniam bendradarbiavimui bei teigiamo įsiliejimo į visuomenę skatinimui. Renginys siekia stiprinti tarpkultūrinį bendradarbiavimą bei tolerancijos jausmą. Ir man labai smagu, kad šitas renginys šiais metais Šiaulių mieste būtent vyksta jau 9-ąjį kartą. Aplodismentai garsiai! Ir aš noriu, kad jūs pasitiktume dabar dar garsiau aplodismentais žmogų, kuris įdeda labai daug jėgų, kad jūs visi čia galėtumėt būti. Tas žmogus dirba praktiškai pasibaigus vienam festivaliui, jau galvoja apie kitą ir galbūt jos mintise jau dabar sukasi apie 10-ąjį festivalį, bet mes šiandien turėkim 9-ąjį. Kviečiu festivalį atidaryti Konsuelą Mačiulevičiūtę! Labai malonu, kaip daug žmonių šiandien matyti salėje. Kągi, tokia trumpa mūsų atidarymo festivalio kalba iš Konsuelos, bet šiandien su Konsuela mes, žinokit, dar pasikalbėsim, tikrai mes turėsim čia ką veikti. Yra begalės atlikėjų ir kolektyvų, kurių jūs nežinot, bet mes tikrai pasistengsim apie juos papasakot ir jūs supažindinti su kiekvienu iš jų. Kartais per šokį, kartais per muziką, kartais tiesiog apie juos papasakodami. Žinom visada, kad Konsuelos ateina pasveikinti begalę žmonių už tai, kad įdeda daug darbo, kad šis festivalis vyktų. Ir beros matau žmogų, kuris dažnai lipa čia ant scenos, tai yra, jeigu aš neklystu, Stasio Tumėno atstovas, ar ne, paplokim, Seimo nario Stasio Tumėno. Pagalbininkas, kuris visada už jį ateina čia mums padėkoti ir sveikinimo žodžius. Taip, sveikinu dar kartelį. Iš tiesų, laba diena visi gerbiami festivalio dalyviai, organizatoriai, svečiai. Iš tiesų, greitai prabėgo metai ir mes vėl susitinkame, kaip buvo pasakyta, jau 9-ajame dainingame, spalvingame, sakyčiau, netgi siautulingame muzikos ir šokio festivalyje Tamburinas. Leiskite pasveikinti jūs Seimo nario daktaro Stasio Tumėno vardu ir palinkėti, kad šis Romų, svarbios Lietuvos tautinės mažumos teisės primenantis, tarpkultūrinį bendradarbiavimą skatinantis, ugdantis toleranciją reiškinys rastų atgarsį mūsų kasdienybėje, tapatybėse ir pluralistinėje demokratinėje visuomenėje. Seimo narys labai norėjo dalyvauti šiandien, bet šiuo metu dirba Seime, tai jis prašė būtinai perduoti, kad netrukus Seime bus svarstomas tautinių mažumų įstatymas. Mes jau 20 metų Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija draudžia bet kokią diskriminaciją, įskaitant ir dėl priklausimo tautiniai mažumai. Sąjunga gerbia kultūrų, religijų ir kalbų įvairovę. Europos socialinė chartija užtikrina visiems teisę į apsaugą nuo skurdo ir socialinės atskirties. Kaip matote, teisinė bazė yra, bet visuomenės mąstymas, sakyčiau, sunkiai keičiasi. Ir prie šitos kaitos kaip tik ir prisideda gerbiama Konsuela ir visi, kurie organizuoja šį labai reikalingą renginį. Nežinau, kiek iš jūsų žinote, kad 2021 metais sausio 1 dienos duomenimis Lietuvoje
Romų tautybės gyventojų buvo 2251 arba 0,08%. Tai tik skaičiai, bet svarbiausia, kad tai yra Lietuvos dabarčiai ir ateičiai svarbus ir brangus žmonės, kiekvienas Lietuvos žmogus. Baigdamas šį sveikinimo kalbą noriu padėkoti visų mūsų vardų gerbiamai Consuelai, kuri savo gyvenimo pavyzdžių rodo, kad nereikia taikyti stereotipų, reikia turėti savąjį aš ir daryti visą tai, kas svarbu žmogui, tautai ir Lietuvai. Ir kaip sako Consuela, tik tais geri žmonės suka pasaulį. Tai ačiū Jums, Consuela. Stasio Tumėno patarėjas Seime. Ačiū jam už žodį, ne pirmą žodį, jau iš tikrųjų žmogus visada labai gražiai atsiliepia apie šį festivalį. Ir matau pas mus sėdi čia pirmoje eilėje ir dar vienos bendruomenės atstovė, tai yra Ukrainos atstovė, paplojam jai. Taip pat ne pirmą kartą ateina į šį festivalį su linkėjimais ir sveikinimais. Labą dieną. Susirinka labai didelis būrys gerbėjų, mėgėjų, Consuela šaunuolė. Labai daug sukurta naujų kūrinių, dainų, muzikų. Linkiu tau toliau būti tokia pat kūrybinga, veikli ir labai didelių sėkmių tavo darbė. Ukrainiečių ir romų tautų draugystė taip pat žinoma nuo seno. Ir aš dar norėčiau pakviesti galbūt žodį tarti Rasma Kačiulė, tai yra žmogus atkeliavęs iš Panevėžio, nėra, ne? Nėra Rasmos. Gerai, tai Birutė Rusevičienė, ar turim mes čia šiandien pas mus? Turim, jau matau, dovanas yra čiumpamos ir jie keliauja pas mus tarti sveikinimo žodį šio festivalio pradžioje. Miela Consuela, čia nuo viso Sūduvos krašto, Kybartų, Marijampolės, labai dėkingi, kad neužmirštat mūsų ir pakviečiat. Sėkmės jums ir susitikimo kitais metais. Gerai, ir už visus sveikinimus Consuela nori turbūt padėkoti ir pradėsim mes netrukus festivalio programą. Dar kartelį aš norėčiau padėkoti, kad jūs susirinkot, čia visi atkreipėt dėmesį į mūsų kultūrą, na, o mes stengsimės jumis pradžiuginti šokiais ir dainomis ir padaryti tą gyvenimą, kaip sakant, parodyti mažą, įdėti truputį pasakos. Ačiū. Tai jeigu Consuela sako, kad tai dės truputį pasakos, aš sakau, tegul ta pasaka tamburinas šiandien prasideda. Jūsų aplodismentai! Nes netrukus į sceną čia žengs pirmasis mergaičių kolektyvas, kuris dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose, koncertinėse programuose visos Lietuvos Respublikos mastu. Jaunos, bet talentingos mergaitės, kurios garsina savo vardą šalies mastu bei puošia kiekvieną šventę. O šventėse pasirodo savo grožių, ugningų bei spalvingų romų tradicinių šokių. Ir aš kalbu apie kolektyvą Romų visuomenės centro mergaičių kolektyvą Roma Tetrom, kurie atkeliavo iš Vilniaus. Na, Roma Tetrom reiškia išvertus iš romų kalbos, kad Romai kelyje. Tai tikėkime, kad jų kelias bus laimingas ir tik kylantis į aukštumas. Na, o jūs pasitikit Roma Tetrom!
mėgėjos ir šokėjos iš Vilniaus. Tai mums reikės čia poros stovų dabar sekančiam pasirodymui. Konsuela, čia yra dar vienas. Reikia šito? Gerai, tuoj mes pasiruošim antram pasirodymui. O antrasis pasirodymas atkeliavo ne iš sostinės, kaip pirmosios merginos, o iš Jurbarko Romių kolektyvas Roma Pašeja. Jaunas kolektyvas, kuris nori tobulėti ir mokytis scenos meno, ir joms labai reikalingas, žinoma, bus jūsų palaikymas. Tai aš tikiuosi, kad jūs tikrai palaikysit. Naujų vadovė ir scenos krikštamotė Birutė Rusevičienė iš Jurbarko. Taigi, gero reginio jums visiems. Taip, įsivėlė korekcinė klaidelė, vietoj Jurbarko turėjo būti Kybartai. Būtent iš ten šis kolektyvas atkeliavo, kuris jums ką tik pasirodė ir sudainuojo čia Romų dainą. Taigi turim dar vienus festivalio svečius, kurie jau irgi, galima sakyti, yra tradiciniai festivalio svečiai, kiekvienais metais savo šokiais šiek tiek nunešantis mus iš Romų pasaulio į kitokį pasaulį, į magišką Arabijos galbūt kažkiek pasaulį. Ir tai yra Melcha Dance. Kolektyvas gyvuoja panašiai kaip ir festivalis, apie 10 metų. Pastoviai gastrolėse, judėjimą ir šokio tobulinime. Energingos, efektingos ir crazy, kartu draugauja, švenčia, keliauja ir visą tai pagardina rytietiškų skonių prieskonių. Taigi pasitinkame Melcha Dance.
Monika Den su drugeliais jau plasnojančiais iš scenos užleis vietą jaunam ir perspektyviam atlikėjui, kuris pats kuria dainų tekstus, stengiasi koncertuoti, ieško prodiuserių ir šiandien jis pristatys 2 savo kūrybos dainas, kurios jums, aš manau, labai patiks. Tos dainos yra Tu man kaip trapi gėlytė ir tarp mūsų dega ugnis. Dainos jautrios ir melodingos, apie asmeninius išgyvenimus, stilius, na, toks bus popsiukas, soul funkas. Ir tai yra Nikolas Santeo. Pasitinkam jį. Nikolas žengia į sceną. Любовь исчезни, она такая главная, я любил еще сильнее. Свечу свою долине обратного пути. Ты изменила мир вокруг, я свой нашел, причем ты стал больше ничего, как я всегда мечтал. Среди вечной темноты вновь распускаются цветы. Ты как алый мой цветок, вера, что нам есть. Много проще без любви, но в этом смысла нет. А как все свет одной звезды погас парад планет. Как безнадежные корабли, когда не светят маяки. И пусть любовь ее, когда я так хочу быть с ней. А я проснулся и тебя забрал холодный день. Все это просто мои сны, но я прошу его. Na taip, tai buvo romantiška, Nikolas Santeo, jaunas, perspektyvus, viskas jam dar prieš akį. Galbūt viskas prieš akį ir šiam kolektyvui ir aš pagalvojau, kad šitą festivalį mes galim vadinti tarptautiniu, nes čia atvyko Estijos šokių kolektyvas Romano Keliben ir jums pademonstruos romų šokių. Šis kolektyvas jungtinis, jame šoka romai iš Talino ir Malgos miestų iš Estijos. Kolektyvo vadovė Zarina Damla veda mokymus romams susietus su menais, edukacija.
bendradarbiauja su teatro Romen artistais ir pati organizuoja Romų muzikos festivalį kasmet Taline. Taigi, jeigu jums neužtenka tik Šiauliuose, galite nuvykti ir ten. Na, o viena šio šokio kolektyvo narė buvo tituluota ir Miss Estija. Taigi, nukreipkite savo žvilgsnius į šį kolektyvą, pasižiūrėkite ir pabandykite atspėti, kasgi ta Miss Estija. Taigi, dar kartelį, kolektyvas Romano Kelivan. Taip, kolektyvas iš Estijos, rengiasi jums aplodismentai, merginoms. Na ir išsiaiškinote, kuri čia Miss gražuolė buvo, pabandėte atspėti. Visos gražios, aš irgi taip sakau, visos vertos būti Miss. Taip, norėtųsi jums, kad muzika garsiau šiek tiek skambėtų. Ar užtenka garso? Užtenka, sakot? Na gerai. Bandysim tada tęsti ir aš tikiuosi, kad jūs per tą garsumą muzikos girdėsite dar vieną puikų atlikėją. Šokiais, bet reikia atsikvėpti ir su daina. Džilandas Matulevičius iš Mažeikio atvykęs žmogus pas mus ir jis visiškai neseniai sudrebino savo freestyle Lietuvos talentus ir šiandien tai yra žmogus, kuris svajoja, kad daina taptų jo gyvenimu. Taigi pažiūrėkime ir paklausykime šio atlikėjo dainos. Paplojame. Labą dieną visiems. Jauna visai, laužus gilimi, man košiai, apie meilę tu kūdėjimą ir mylė žadėjai jam žinai. Svetimoj šaly aš gyvenu, meilės laiškus tau rašiau, aš noriu tave, ne
Užkūrė čia pirtelę, net įėjus dar karšta, toks karštas jaunuolis čia su karštomis merginomis pakaitino mus visus ir tikiuosi, kad jums tai patinka, ką jūs matote. O dabar į sceną keliauja dar vienas kolektyvas, šiandien jūs jau jį matėte, aš jį pristačiau ir aš manau, kad už juos geriausiai kalba jie patys, arba tiksliau jų šokiai. Roma The Drum iš Vilniaus.
stebėdama šitų merginų šokį pagalvojau, kad galbūt kažkada Vilniuje Vitalijus Pauliukas vaikščiojo gatvėmis ir pamatė Romą Dedrom šokančias basas ir taip gimė labai populiari daina Šoka basos raganaitės. Galbūt, nežinau, taip aš pagalvojau. Bet iš tiesų, ugningas šokis ir tą ugninga šokį keičia vėlgi atlikėjas, kuris, kaip ir minėjau, kuria savo dainų tekstus ir padovanosiu jums dar vieną savo kūrybos dainą, tai yra Nicolas Santeo. Aplaudismentai Nicolas Santeo. Šiandien jo pasirodymas baigėsi, kaip ir žadėjo, 2 autorinės dainas savo jis mums padovanojo. Bet galbūt matysime finale, kada jūs pamatysit ir bus pristatomi visi kolektyvai, Nikolas turėtų pasirodyti. Na, o sekančios merginos, kurioms vadovauja Eglė, ir šis kolektyvas jau šiandien buvo ant scenos, pademonstravo mums labai gražius draugelius. O pažiūrėkime, kuogi nustebins Menika Dance, kokiu šokiu šį kartą. Aplodismentai šioms merginoms.
feel the undying thrill. Enchantment and ties. Soft sapphire brilliance. Folding along my thighs. Seductress of hidden joy. Thief of magic's kiss. Every movement is a thirst. I call forgotten bliss. Aš visada, žinokit, nežinau kaip jūs, aš žiūrėjau, ar neužges žvakės, tai pergyvenau, jos vaikšto ir galvoju, ar neužges žvakės, kaip paskui atrodys, jeigu užges. Na, bet viskas tvarkoj, nežinau, galbūt ir jūs nunešė kažkur dabar dykumos keliais, pakeliavot su kupranugariais, o galbūt kažkur prabangiame Arabijos kaimelėje žiūrėjote, kaip šoka šios merginos. Na, pakeliauti yra smagu kartais ir mintimis. Na, o šį kartelį grįžkime prie Estijos šokių kolektyvo Romano Kelbėnai, kurie čia pasirodys su Pachtali Gili. Paplojame! I
Kripemi. Ir tai, ką jos moka, jos išdarinėja viską čia scenoje ir kad šokti moka nuostabius romų šokius, jūs turbūt net nesuabejojate. Todėl, kad girdėjau, jau ir aplodismentais užsivedinėjom. Na taip, įpusėja po truputėlį mūsų festivalis, bet dar čia mūsų laukia tikrai daug šokių ir dainų. Jeigu kalbant apie dainas, tai viena jų nuskambės netrukus ir čia vėlgi pakviesim jaunuolį Džeilandą, kuris atliks dainą Mamai. Labą dieną.
Ačiū. Taip, Džeilandas, daina mamai. Įsivaizduoju, kad ne viena mama galbūt yra čia sėdinti pas mus šioje didelėje talpioje salėje. Ir aš pakviesiu dabar tai, kam jau turbūt subrendot visi ir galite sulaukti čia irgi taip pat mama, galima ją pavadinti taip, turinti nuostabę dukrelę, nuostabę šeimą ir kurianti tokius nuostabius festivalius kaip šis. Tai yra Konsuela Mačiulevičiūtė! Pavojai jai! Ačiū labai. Muzika operatorių, prašau. Taip, Konsuela su savo šėlionėm ir dainom čia visą salę pakerėjo iš karto. Aš žinau, ko jūs laukiat, bet kol kas aš turiu tiesiog labai trumpai jums pasakyti prieš šį pasirodymą.
Šalionačka. Aplodismentai. Šalionačka ir kolektyvas, kuris ją atliko. Taip, aplodismentai merginoms ir jie vis žiūriu įsibėgėja ir jau vis jų daugiau. Po truputėlį mes rytamės į antrąją pusę ir artėjame jau prie tų atlikėjų, kurie čia į sceną žengs ir šiandien dar pirmąjį kartą. Bet jūs matot atlikėjus, kurie šiandien pasirodys čia ir šitoje nuotraukoje prieš mane. Ir noriu paklausti, kaip jūs jaučiatės? Puikiai, geras festivalis. Iškeliam visi nykščius į viršų, jau geras festivalis. Liuks, važiuojam. O ko jūs laukiat šiandien labiausiai? Radžio laukiat? Na tai aš žinokit, galiu jūs nuraminti, kad tikrai iki Radžio yra jau visai nedaug. Šis atlikėjas tikrai mačiau jau užkulisiuose vaikšto ir tikrai neužilgo pasirodys. Na, o dabar pasimėginkite dar vienu Melika Dance kolektyvo šokiu.
Arabiškos liepsnos liepsojantis laužai iš Melikadens merginų. Ir čia į sceną aš pakviesiu visiškai nesenai čia buvusią puikią dainą, sudainavusią Consuela, jos labai pristatinėti nereikia, bet žinau, kad ji jums labai patinka. Tad garsiais aplodismentais pasitinkam Consuela ir padainuos dainas Žvaigždutė ir tu palauk sustok, bet čia ne ta daina, kur jūs pagalvojot. Ваша
Taip, Consuela išėjo ir mūsų laukia dar vieną atlikėją. Šiaip labai nedaug jau lieka, aš kalbėjau su Račiu, sako, jeigu taip silpnai žmonės klos, aš nedainuosiu, sako. Man reikia gerų aplodismentų. Tai jūs stenkitės, gerai, tikrai stenkitės. Consuela, dar viena jos daina, čia pasitikim dar kartelį ją. Plokit garsiai, Račius neteikite. Čia visi yra vienodi. Mes visi dovanojame jums dalelę savo širdies. Ačiū, kad jūs esate. Saulė man nešviečia vėjai, žvaigždės nebespindi naktyje. Ir tavoji meilė nesugrįžta, man paliko gėlą širdyje. Visą dieną laukiu aš skambučio, laukiu tavo žodžio aš žinau. Savo meilę tau aš dovanojau, kėliau drąsiai meilės aš ją. Negalvoju nes apie rytojų, kad nelaimė mums tokia nulemia. Sėdžiu vėl viena ir jūros pilky, vis aplanko, kai tavęs nėra. Sugrįši ir pas mane.
Konsuela, nors ir jie dainavo pačioj pabaigoj, kad negrįšiu daugiau, meluoja. Tikrai dar ateis, žinokit, ką dainuos. Tikrai, ne viskas prarasta, Konsuela tikrai grįš, neišeina visam. Na, o dabar aš noriu pakviesti šokio kolektyvo Roma Dedrom vadovę Kristiną Milevič, kuri beje prieš porą metų, 2022-aisiais, surengė Romų madų šou ir yra jo organizatorė. Ilgametė Sarė Roma kolektyvo šokėja, na, tiesiog gražuolė. Bingerka. Na ir pasakykit, kad melavau, kad negražuolė. Ką? Man negražuolė. Gražuolė! Paplojam! Ačiū, Kristina. Taip, o dabar į sceną įžengs ta, kuris sakė nebegrįšiu. Ne, ji be dainos negali. Ji tiesiog gyvena dainomis ir aš Konsuelą pažįstu jau labai daug metų ir stebiuos Facebooko profilį. Tikrai dainuoja ir dainuoja. Patikėkit, tai pasitikit vieną dar jos dainą iš daugelio jos dainų repertuaro Dato. Esse minha pelo é terra do
Duokit garsiau žinokit, jau čia šalia klausosi. Klausosi, Consuela, nepabėgta, Consuela. Aš žinau, kad dabar išėjai žmogus, kurio čia visi labai laukia. Ir aš galvoju, kaip jį pristatyti, nu, ką aš be pasakyčiau, žmonės viską žino apie jį. Nu, vat, ką galima pasakyti apie tą atlikėją, kuris dabar išeis? Ką galima pasakyti apie... Nu, va, tokio, ko nežino. Nežinau, visada geras atlikėjas turi turėti, man atrodo, kažkokią paslaptį. Nes jeigu jis išskleis visas savo paslaptis, ar ne, parodys viską, ką jis gali, jis nebus niekam įdomus. Įdomus bus. Ir aš tiesiog norėčiau tokią istoriją įdomią pasidalinti, papasakoti. Taip. Nes iš tikrųjų buvo toks dalykas, kad Radžis, pasigirsiu dabar čia visiems, pakvietė mane į Panevėžį, į savo finalinio turo koncertą. Tai buvo finalas Panevėžyje, turo koncertas. Ir, reiškia, aš dabar galvoju, išeisiu į sceną ir papasakosiu tą istoriją visiems. Ir prieš, kurią aš norėjau papasakoti. Ir prieš lipdama į sceną, jis sako, daug nieko nekalbėk, prisistatyk, vienu žodžiu sudainuosi ir išeik. Ir aš išėjau į sceną ir sakau, linkiu, kad mūsų galimybės visada sutaptų su mūsų norais. O istorija buvo tokia, kad aš buvau konservatorijos studentė, ar pirmam ar antram kurse chorvedybą konservatorijoje lankiau. Tai aš pasiskambinau Radžio prodiuseriui ir, reiškia, paklausiau, ar galėtų Radžis man padėti ar pasikviesti savo kažkokį tai koncertą ir taip toliau. O tas prodiuseris ir sako, Radžiui dabar pačiam reikia pagalbos. Tai va, užtat palinkėsiu Radžiui visada ir mums visiems, kad mūsų galimybės sutaptų visada su mūsų norais. Taigi, scenoje puikusis Radži! Garsiau sakinys, jeigu tyliai klausyt. Sveiki, Šiauliai, ar pasiruošę? Dangus toks tamsus, sušupo žvaigždė tik viena. Žiūrėjau į ją, galvojau tik apie tave. Aš tikiu, kad tu dar lauki, o mano ugnis sužibsavy. Tu tikėk manimi, laikai jau arti. Ir visi Šangri-La, Šangri-La, vienintelė mano
Geriau. Į medaus gavau ir rožių, ko daugiau reikia. Nu, aš iš tiesų visada esu laimingas ir patenkintas, kad manęs nepamiršta Konsuela ir vis pakviečia, žinot. Ir kai tik galiu, visada sutinku padainuoti, pabūt kartu, pasižiūrėti jūsų veidus, jūsų emociją. Linkiu Konsuelai, kad vis plėstus tas festivalis ir vis didėtų, gal kada nors bus Šiaulių arenoj, pavyzdžiui. To ir linkiu, nuo dabar, kaip visada, traleliuškos pas mane. Daug teksto nėra, kad būtų lengviau atsiminti. Dainuojam. Oh
nežinau, ką man daryt. Reikia meilės man. Reikia meilės, reikia tau ir man ir kiekvienam. Daug gražių dienų ir aistringų bučinių. Reikia meilės, reikia tau ir man ir kiekvienam. Jūros ir bangų ir neblėstančių dienų. Bučkinis, bravo! Opa! Reikia meilės, reikia tau ir man ir kiekvienam. Daug gražių dienų ir aistringų bučinių. Reikia meilės, reikia tau ir man ir kiekvienam. Jūros ir bangų ir neblėstančių dienų. Šaunuolės mergaitės. Žinot, muzikantai vietiniai. Nei saldainių, nei pinigų neturiu. Bet turiu dainų. Taip kad, kokia gali būti dabar daina? Oi, ką daryti? Jau aptverčiau, ką daryti. Tikrai ne. Čigono meilė! Štai taip! Man visi keliai lyg šaknis susipynė. Man visur gerai, bet Lietuva yra gimtinė. Čia yra namai, o man visi kaip broliai ir nors vilioja toliai. Čia pasiliksiu amžinai. Dulkėtas kelias, juodų žirgų man gaila. Ir nieks negali suprast čigono meilės. Dulkėtas kelias, juodų žirgų man gaila. Ir nieks negali suprast čigono meilės. Ačiū jums, mielieji, kad jūs šį vakarą supratote čigono meilę jums. Bravo, Šiauliai! Bet būčiau aš dažnai sapnuoju žalią girią, kai liečiu šakas.
Ačiū brangieji jums. Negirdžiu! Ar dainuosit kartu? Aha, visi taip sakė. Nu aišku, kad pakartosim. Mėlyje, reikia būti kuo daugiau čia, žinokite. Čia tikrai vėsiau, į lauką nepažadu. Taip, kad turim čia dabar būti. Dainuojam! Dėkuoju dar kartą. Ačiū mergaitėms. Radžis! Bet noriu pasakyti, taip, pastabą vedėjai. Taip. Aš viską girdėjau. Aha. Sakė, Radžis sakė, jeigu mažai plos, tai neišeis. Ale ne čigonas, bet meluoja kaip čigonas. Begeitis. Radžis taip nesakė, jeigu ką. Aš žinau, kad Radžiui patinka aplodismentai. Tik dėl to. Ačiū brangiai. Puiku. Taip, Radži, ačiū tau, šaunuolis. Taip, ir, na, kadangi jau čia apie tą Radžis užsiminė, kad aš melagis esu, tai iš tikrųjų vaikystėje buvau labai pašėlęs vaikas.
Ir šitas festivalis, aš net nebejoju, kovoja su tais stereotipais ir tom stigmom, kurios buvo seniau. Ir aš, kai buvau vaikas, mane mama gąsdindavo, kad jeigu aš būsiu blogas, atiduos čigonams. Tai aš galvoju, kad mane galėtų atiduoti Radžiui dabar jeigu. Aš pilnai pas Radžią eičiau. Gerai, ir čia mūsų laukia dar viena jau prieš paskutinė daina, kurią atliks mūsų miela, fantastiška Consuela. Paplojam visi Consuelai!
draugystė ir jų pasirodymai Tamburine šiandien Liepos 10 dieną. 9. festivalis. Ir Konsuelo žodis šiam festivalio uždarimui. Zalina yra scenoje. Залиночка. Мерак era romanesc. Du finansuotų Mechalioną Maručip. Zalina kalbės romų kalba, aš išversiu. Консуела сабла и draudžina sa može būt berša. Sako, kad mes draugaujam jau daugelį metų. Joj, ja velkiame po festivalį, tai būtai projektą mengi mūžinės, tai ameki joj. Mes dirbam bendruose projektuose ir taip pat dalyvauju Zalinos organizuojamame festivalyje. Мы ценим Консуела с большим уважением, платясом. Mes labai gerbėm vienas kitą. То, что Консуела Кирилла, досы породилась. Ми дел светенел тут. Ми явал саритери семья бахталы. Радумата явал ход там тери семья. Никитрip нас валипен. Састепен. Явдел лестер бахталы. Jeigu Dievas bus kartu, viskas bus gerai ir jinai palinkėjo man ir mano šeimai laimės, sveikatos, ko linkime ir jums visiems. Dievai, saste, bachtal